Šiandien pratęsimas. Parodžiau, kaip reikia daryti. Ir merginos šiandien pačios jau darysis. Atsinešė pjūklą, varžtų. Oho. Skaradom. Oho. Jie žiūri pati. Jado. Va. Ne, neveikia. Ką čia ta darbštolė tokia? Manikiūrą saugo. Pirmas varžtas yra! Matai va, o? Neturėk, kaip ten sako, kažko, bet turėk draugų. Rublių. Darė ir savo. Sakiau, iki pietų šitus kokius 4 pasidarysiu, tai yra šitie 3 ir didelis. Jau po pietų dar tik 3 baigti. Tai čia tik tai apklijuota šitą pūtą. Su varžtu įsiveržiu, pridžiūną išsisuku varžtus. Nes net tiek daug, kad visiems langam užtikti. Įdėti nereikalingai, tik pradėjau pritraukti, kad neišpūsti. Šiolika langų pas mus yra, tai aš jau tiksliai pasimatavau konkrečias angas, nes kiekvieną darant vis gaunas paklaidėlę ir permatavau. Radau vienoje vietoje beveik centimetro netitikimą, tai gerai, kad perėmtų, aišku, centimetras tai nieko. Dabar galvoju, kiek palikti tarp langų iš šonų, 1,5 atsomo, manau, yra optimalu, bet gal atsomą palikti, tada šilčiau bus, nes mažiau šalčio kiltų. Nežinau, nes makruha tai yra toks kaip šalčio dildas, stiklas yra šilčiausia dalis. Man atrodo, aš gerai suprantu, tas rėmas jisai netoks šiltas kaip stiklas. Šilčiau yra vienas didelis langas, man atrodo, negu 2 mažiukai. Dabar su perskiriam, tai yra šilčiau langas. O pirksim langus, čia dabar yra labai preliminariai sumesta. Va, čia gali susimesti visą krepšelį. Dabar gera akcijykė, matot? 3 štukos. Kiam procentų. Pas jos dažnai būna kiam, 3, ten vis laik sviruoja 10, 0 būna, reikia užtaikyti. Ką čia žiūrim? Atsivežė, žiūrėkit visą katalogą tapetų. Va šitus pažiūrėjau, labai gražus. Kiek čia tų tapetų? Bet fani tai, kad gali keisti visą laiką. Atsibodo. Opt. Šitas yra labai mielas. Šiandien dienelė baigėsi. Čia reiškiasi susiduria viena su kita. Eina vienas gipsas. Tada čia atsirems profilis, vatos užkišta, kad kiaurai neitų. Ir tada su tarpuku kitas gipsas eis. Tokiu būdu kaip ir tipo biški šiek tiek garsas gerinamas. Ir aišku, visas šitus tarpus reikia užsandarinti. Nu, kad visur turi būti užsandarinti, kad neitų garsas. Jo, mėlynas gipsas, porą pjūvių ir peilis bukas jau. Gyvenimas kaime. Keptos bulvytės, esi atsinešė. Nu, jis jau sveikolis riešutų atsinešė. Čia tai mūsų iš pabaliaus. Varškės ir grikių. Oi, sorry. Tai kažkai sveikolį panašus toks. Nu ką, žinau, vienas kambarys gipsas sudėtas. Čia gipsas nebaigtas, neturim durų, tai čia laikinai tokias pasidarėm. Šitas yra neprisuktas, jis laisvas, kai žinosim, kur tos durys, iki euro eina, tada išpjausim, įdėsim. Reikėtų dabar prasigrėžioti skylutės, įsikišti laidus, turbūt nuo to reikėtų pradėti. Taip, 1, 2, 3 pjūviai ir dėsim ten. Pažiūrėsim, ar tiks.
biškį reikėjo pakoreguoti, bet visai gerai. Matot, va, kur azietės darau, aš ten papildomai uždedu šitą va plėvelę ant garo, kad čia viską darant nesubadyti jos. Pamiršau, kad šiandien klientai, tai skridau namo lyginti, tada pamačiau, kad dujas baigėsi, važiavau dujų, važiavau su rankiniu, biškį padūmijo, atrodo užtemimas atėjo. O čia va yra mano nuomojamos trobelės Katalinė. Tai čia gipsas, kur aš kažkada vieną kartą sudėjęs, o čia tokius borštus, čia kažką prisukau, va nieka nejungta, nešpakliuota. Tai dabar jau dedu kaip palyginus profesionalas, tai aš juokauju. Nu visai neblogai, palyginus bus geriau, man atrodo. Atsimenu, kai įjungiau, sakau, nu dabar svarbu, kad veiktų, nes čia pirmą kartą santechniką darau, o kitą kartą jau kai darysiu, ir tvarkingai padarysiu. Neatsimenu, ar apie elektrą aš tik nekėjau, ar apie santechniką. Nu, ir ta bus tvarkingiau padaryta. O pavyzdžiui, nu toks pastatas, tai čia nieka iš vis. O jau kai ten toks pritaikytas žmonėms, tai ten reikia ir tualetų, kanalizacijos, vandens, mygtukų visokių reikia. Ventiliacijų, vėdinimo angų. Ir čia pasidaro tokia labai ilga pasaka, šildymo sistema turim. Tai čia sudėtingiausi dalykai, ten kažkokia dėžė sukalta, tai čia jokas. Na, tas sudėtingas inžinierinis įrenginys. Gal dar turiu valandžiukį, kokį gipsą prisuksiu. Kas galvoja, kad čia biznis labai didelis su ta trobelė lūna, tai žinok, nežinau, savikaina yra milžiniška. Savikaina tai mokesčiai, palaikymas, ten Katalinė, kai viską pradeda sumuoti, ten euriukas, ten 2, ten 3. Gaunasi šiam 5% pajamų yra išlaidos. Labai geras mėnesis surenki 3,5 tūkstančio, tai jau čia labai geras mėnesis, viską atmeti. Kažkas lieka, bet dabar nėra geras mėnesis. Pajamų yra, pelno iš vis 0, gal net į minus. Ką tikrai girdžiu, tai kad šveičia Gabrielius. Labai geras garsas, nes bent kažkas vyksta. O tai aš tai lakstau čia visą dieną, per durną galvą. Nieko nepadariau. Gabrielius tai tik tai jungia tą šveitiklę. Brač geras daiktas, kiek aš čia mokėjau, 100 eurų gal ant laido. Jau sušveitėm vieną namą, šveičiam antrą. Visą savaitę jungta, neišjungysios. Nu, kaip čia tau sekasi? Nu, kaip į pabaigą. Mano spėsiu iki. Bet pažiūrėk, jis čia gerai varo, blemba. Šitas nušveistas, šitas ir visą stogo konstrukciją čia dabar niekaip parodyti. Eiktų, kai gražu iš karto. Tu čia jau taisai, tobulini, ar varai iš pirmo karto dar? Nu, kur pamatau, ten pataisau. Supratau. Toliau einu. Supratau, tai dar bus taisymų praeit visur, visos klaidelės pasižiūrėti, kur kas palikta. Kabė palikai, bandė ištraukti, bet nepavyko. Peilį reikia užkišti. Čia dar bus to pavalymo tikrai, bet čia jau bus labai gražu, ką tu, visą šitą konstruktyvas apsivalo. Labai gerai. Aš tokio savo mokytojo klausiu, internetinio. Pasakau, Knaufas, mačiau, kai daro, tai nieks netepa, tai nieko grunto, jo kažkur špakliuoja. Sako, Knaufas daro laboratorinėse sąlygose. Čia pažiūrėk, kiek pas tave dulkių, sako, kad tu ten tepsi, viskas nukris, reikia prasigruntuoti. Va, kur skarda užeina ir pragręšiu. Garo plėvelė jau, nesvarbu, kad ant medžio ir čia yra užklijuota iš čia, eina iš čia, bet dar vis viena užtepu. Matot, žalis nargliai kyša. Atėjo mano mergas ir saulė nušvita. Šulytė tu mūsų, tai? Ką? Nelipti? Nelipsiu. Žinai, kas jie apkirpo, Nastė? Pati? Nu? Žiauriai gražiai, ne? Labai. O gamta gamčykė čiulba ulba, sakė žmona apžiūrės, aš kaip furistas. Sigyriau vakar, tai va vėl užklinijo, bet pravaliau, prapučiau ir vėl sukosi. Nu, kažkur tos dulkės matyti prisirenka.
mynest.lt. Kiam procentų nuolaidėlė, sakė, ir kitą mėnesį dar laikysis. Susidėjom langikus visus, sudarim su lauko, su viskuo. 16 langų 5200, bet čia dar negalutinis, nes mes dar tikslinam kažkiekis, bet čia jau yra su apsauginiam plevelėm, kurios iš abiejų pusių. Tai jeigu jas išimti, tai būtų 4300 visam namui. O pavyzdžiui, varstomi langai, hop, įsimeti. Viskam akcija, kiam procentų, iškart matai, kokias pozicijos tave domina, taip darosi, anaip darosi, reiškia, pasirinki kažkokią tai poziciją. Iš karto čia susivedi matmenis, maždaug tau nupiešia, kaip tai atrodys. Čia gali pasižiūrėti, kaip atrodo atidaryti. Va, prašom, čia iš abiejų pusių atsidaro. Va, čia aš pasirinkau A++. 3 stiklai, reiškia, dvigubas paketas, šiltas remelis nemetalinis, tik tai 3 eurai papildomai, fantastika. Pasirinkti rankenas kokias nori, spalvas kokias nori, tų spalvų labai daug, aš visą paletę turiu jų pasiskolinęs. Orlaidė vyriai, čia tas yra paslėpti vyriai, čia yra fantastika, tai yra didesnė kaina gerokai, tai yra 7 eurų minus kiam procentų, tai čia netiek ir daug, bet vyrių nėra, atsimna, atrodžiau praeitam video kažkada. Net jeigu nori varžtais montuoti, tai gali užsisakyti tavo už 12 eurų skylutę sugrėžios ir dar varžtų duos. Ir čia, aišku, stiklai gali pasirinkti, saulės kontrolė, visokie variantai, apsauga nuo rasojimų kažkokie. Galima grūdintus stiklus rinktis, bet aš renkuosi abiejų pusių laminuotas stiklas, kur neina išdaužti. Ir jeigu išdauši, jisai skils, bet jis neiškris. Tai įsivaizduokit, pas jūs vaikas žaidžia, nešas kokį akmenį laukia ir ten paslysta ar kažką, bam, su tuo akmeniu trenkėsi jisai į tą langą ir pažyra visą vitriną, aštrus stiklai ir tą vaiką susminga. O jeigu yra ta plevelė, tai jisai atsirenkia bam, bet jokie stiklai nepažyra, nieks nesusižeis. Kitas dalykas, kažkas ateina su beisbolas ir nori įeiti, daužo ir neįeina, todėl kad yra plevelė, kaip grotas, bet ženkliai saugiau, arba iš lauko medis krenta, bam, vėjas, vietra kažkokia, bomba, sprogo, bum, visi stiklai sudužo žiemą, šalta. Jokių problemų su plevelėm. Tai va, aš visiems stiklams susidėsiu, kažkur beveik 1000 pabrangsta, bet su plevelėm tai čia kitas. Tai jau čia kitą savaitę jau pabaigsim užsakymą, nes dar reikia su žmona rankenas visą suderinti, dizainus, 3 duris į lauką. Vienas čia galim pasirinkti terasinės, balkoninės į vidų, į lauką, rimtos duris su rimta rankena, su rimta spyna, žodžiu. Reikia viską apsispręs, darysim užsakymą, sudėsim langus, gyventi iš karto važiuojam. Aš manau, noriu po mėnesio čia gyventi, sakau, dar sunkiai, bet kubinam reikalus. Einu gipsą dėt greičiau. Atiesa, žiūrėkit, ką šiandien valgysim. Taigi Gabrielius padarė pats, kaip jis moka, čia su įdaru, ta prasme, čia reikia turėti fantazijos, kiek jie metų, 22 metais žemaičius daro. Lemba vėl ten ūžia, ten 1,5 savaitės tos balkių šviečia, bet jau dabar dažyt pradėsim. Šitie dažai viduj, tipo ekologiški, vokiški, Lietuvoje nieks apie juos nežino, daugiau žino visokius ten kitokius, bet šitie yra tikrai labai geri, made in Germany. Gal tik tai, nežinau, 2 ar 3 įmonės jais prekiauja, Renokol, ir būtent Vibe Varnish viduj, čia yra balta spalva, bet galima nuo visiškai skaidrios, kuri irgi turi ultravioletą filtrą šiokį tokį. Daugiau pigmento, kuo ta spalva intensyvesnė, tuo mažiau gelsta ta mediena ir mažiau kenčia nuo ultravioleto. Nes mediena, pasižiūrėkit, labai gražiai nušveistos, per laikant pasidaro tokia, tokia rūda geltona tokia, ne? Nes ultravioletas, degonis, kažkas ten vyksta procesai kažkokie. Kitą savaitę pradėsim dažymo darbus tų visų balkių. Geras orelis, geras ir entuziazmas. Pažiūrėkit, šitas paprastas daiktas už 10 eurų. Man reikia dabar atstumą pasimatuoti, ne? Lipti su kopėčiom reikėtų, nes čia iš apačios, nelabai tiksliai pasimatuosi. Aš prisidedu šitą aparačiuką, šmaukšt, taukšt, pasižiūriu, 31,3, viskas. Einu čia, matuoju, išpjaunu, fantastika. Biskį judam į priekį po truputį ir kaip ir penktadienis baigėsi. Tai va tokie reikaliukai. Beveik visą sušveitė medieną, bet aparatas užlūžo galutinai, guolis jau ten pavargo. Tai ką dar labai fainai padarėm, kad va visur, kur apačia gipsas, ne? O čia pripūtėm truputį elastiško akrilo, tiesiog pripuškim. Ten, kur su medžio ir kur su betono durėsi. O čia aplink medį irgi visur, kad užsisandarintų. Nes jeigu aš su špaklium paskui užsandarinsiu, liesi su medžiu, medis juda, gipsas taip neįda, tai paskui man taip smagiau atrodo. 2 dešras didžiulės sunaudojom, tai
turbūt atitikmo būtų 4 stotelės. Akrilo nieko beveik dar nepadarėm. Čia visur irgi reikės apie šitas vietas. Visur turi eiti akrilas, kažkoks minkštas daiktas. Čia dar kur prisitepliojo, reikės nuvalyti tą akrilą ir uždažyti. Uždažyti tada tik išpakliavimo darbai, nes medis jisai apstiškis, vėl šveist reiks. O čia jau nebeaidi. Liepa, žiūrėk, 90% nuolaidą tokiam varžtam. Po eurą, po 2 tokia dėžutė. O, tai net nereikia, visien pasiėmiau.